Sveiki draugai! Šiandien papasakosiu Jums, kaip už 10 arų roboto kainą gauti 20 arų robotą. Bet pradžią pakalbėsime apie jų esminius skirtumus. Iš pažiūros labai vienodi robotai. Turim vaizdo kamerą, įvertinti priekyje esančias kliūtis ir situaciją. Turime lidarą, lazerinį skanavimą dviem ašim ir taip skanuoja. Bet iš tikrųjų skirtumų šiek tiek tarp šių robotų yra ne tik kiek arų skirta pjauti su juo. Visų pirma skiriasi akumuliatoriai. Pas 10 arų versiją stovi 3 ampervalandžių talpos akumuliatorius, pas 20 arų versiją stovi 8 ampervalandžių akumuliatorius ir tos akumuliatorius įprastai statomos pas robotus, kurie yra skirti nuo 30-50 arų aptarnauti. O čia turim pas 20 arų versiją net 8 ampervalandės akumuliatorių. Be abejonės didesnės talpos akumuliatorius per kartą daugiau ir nupjaus. Faktas. Bet dabar pakalbėsime šiek tiek apie pjovimo skirtumus. Viskas, ką gamintojas nurodo, ar tai 10 arų, ar 20 arų, ir tai galioja beveik visiems gamintojams, kurie nemeluoja, tai yra 2 dienų darbas. Reiškia, pirdami 10 arų robotą, jis mums per dieną nupjaus daugmaž 5 arus, sekančią likusius 5 arus. Bendroji sumoj 10 arų. Trečią dieną grįžta pjauti iš naujo. Jeigu jūsų žolė auga labai greitai, jūs ją tręšiat, laistot, būtų patartina įsigyti robotą nesvarbu kokį, bet tą, kuris spės nupjauti per vieną dieną, o ne pjaus 2 dienas. Tuo tarpu 20 arų versijos robotas per dieną nupjauna apie 10 arų. Taip, yra rekordų 12-13 arų, bet mes sakysime apie 10 iki 10 arų, tam, kad gerbti jūsų pasitikėjimą šiuo gamintoju. Rekordai lieka jums. Tai vadinasi, net jums turint 10 arų sklypą, turint 20 arų robotą, reiškia, jis jums nupjaus visą jūsų pievą daugmaž per vieną darbo dieną. Per vieną įprastą kalendorinę dieną sausuoju periodu. Tai reiškia, mes jį paleisime dirbti, kai jau daugmaž nėra rasos ir baigs darbą irgi iki rasos. Aišku, pavasarį ir vėlų rudenį ta rasa ateis ženkliai anksčiau, bet ir žolė auga ženkliai lėčiau. Tai bet kokiu atveju, jeigu jūs norite turėti mažiau ražienos, mažiau to šieno, kuris lieka po nupjovimo, rinkitės robotą tą, kuris spėja nupjauti jums per vieną dieną visą teritoriją. Antras esminis skirtumas. Pas 20 arų robotą yra 4G modelis instaliuotas į jį. Pas 10 arų versijoje jo nėra. Pas 20 arų robotą yra SIM kortelė su aktyvuotu 3 metų planu naudotis 4G tinklu Lietuvoje. Čia tos funkcijos nėra ir būti negali. 4G modulis, kuris yra pas 20 arų versiją, leidžia nesirūpinti Wi-Fi'aus signalu visoje teritorijoje. Jeigu Wi-Fi'us bus stotelės vietoje, liuks, visoje kitoje teritorijoje mes turim 4G ryšį. Tai reiškia, mes turime internetą pačiame robote. Tai yra geras sprendimas, nes teritorija didesnė, ne visur to Wi-Fi'us užtenkamai yra. Na ir dabar įdomiausia dalis, tai yra po apačia. 10 arų versija turi štai tokį pjovimo diską. Yra praeitų metų kartos variklis pjovimo, o pas naujesnį 20 arų modelį štai atrodo viskas taip. Kuomet žolė spaudžia mums diską, normalu stabdo ir variklį. Sunkiau pjaunasi ir žolė. Didesnę apkrovą turime prie tankios žolės. Taip pat mūsų peiliukai moka užsikirsti. Didelės problemos tai nedaro, bet jie tiesiog užsikerta, nes palinda čia žolės. Šiuo atveju šitoje versijoje, kai žolė spaudžia mūsų pjovimo diską, spaudžia tik šitą metalinę dalį. O va čia yra mūsų peiliukai, kaip jums parodyti. Va, peiliukas yra šalia. Čia gal matysis, va. Peiliukas savo, diskas savo. Taip, kad čia labai geras sprendimas. Taip pat pernai metais pas mus lankėsi TCK technikai, pamatė mūsų gražius žolynus ir suprato, kad mums būtų pravartu turėti net ir didesnės galios variklį. Taip, kad pas naujesnį modelį, skirtą šiems 26 metams, stovi didesnės galios variklis pjauti žolę. Tai va tokie esminiai skirtumai yra tarp 10 arų ir 20 arų robotų. Ir kadangi jau jūs žiūrėjot tiek daug, tai vėlgi pakalbėsime trumpai ir apie servisą. Jūs pernai
nepagristai per mažai kartų klausite mūsų, kaipgi yra su servisu, kiek trunka servisas ir kaip yra su visais kitais gamintojais. O čia tema yra labai aktuali. Praktika parodė, kad su vienais gamintojais mes telpame į kelias dienas, o su kitais gamintojais mes telpame į mėnesį 2. Be abejo, pardavėjas visą laiką yra kaltas, mes suprantam, bet kai kurie robotai yra aptarnaujami pas mus greitai, kai kurie robotai yra aptarnaujami ne pas mus. Todėl užtrunka viskas ilgiau, o kartais net labai ilgai. Kas svarbiausia, kad visas DCK dalis, bet kurią roboto dalį, mes turime viską vietoje. Taip, kad mechaninis remontas dažniausiai trunka labai greitai ir perkant DCK vėjos robotą, dėl to pergyventi tikrai nereikėtų. Viskas bus tikrai operatyvu. Kad jau prakalbame apie servisą, tai pasufleruosiu dar vieno klausimo, kurį jūs turėtumėte užduoti pas bet ką perkant bet kurį lidarinį robotą. Kas būtų, jeigu jūs netyčia sužalojate stiklą. Stiklas yra svarbus, už jo gyvena lazeris, kuris matuoja distancijas. Yra tokių robotų, kuriems norint pakeisti stiklą, jų tiesiog nėra. Yra tokių robotų, kur norint pakeisti stiklą, reikės keisti visą lidarą, visą lazerinį skenerį, o jis kainuoja nei daug, nei mažai, netoli 1000 pinigų. Tai vien tai, kad DCK gamintojas turi atsarginių stiklų, kurios yra gan lengva pakeisti, jau yra didelis pliusas ir ramybė perkant jums vėjos robotą. Pakeitimas trunka dažniausiai valandom, bet dėl ramybės pasakysime 1-3 darbo dienas, jeigu servise būtų tiesiog ilga eilė. Dažnu atveju, atvažiavus iš tolimo miesto, mes stengiamės klientą užleisti be eilės ir tiesiog per valandą kitą jums atiduosim robotą su nauju stiklu. Svarbiausia, kad tų stiklų mes turime pasiruošę ir jeigu nutiks kažkas, nebūsite palikti likimo valiai, nereikės laukti mėnesį 2 ar nereikės pirkti viso lidaro, užteks pakeisti tik stiklą. Tai dar vienas didelis pliusas šiam gamintojui, kad pasirūpinot net tokiom dalim, kurių kitų pasirūpinimas dėja nėra toks ir malonus. O jeigu turite dar klausimų, apie ką mes nepagalvojom jums papasakot, klauskit, rašykit, atsižvelgsim jūsų komentarus ir sekančiuose video mes papasakosime apie jums aktualias temas. Ir įdomiausia dalis, tai visgi kaip už 10 arų robotą gauti 20 arų versiją. Kaip už 10 arų roboto kainą mums įsigyti 20 arų robotą. O situacija yra paprasta. Kadangi mums vėluoja 10 arų robotų pristatymas, gamintojas sutiko kompensuoti šį vėlavimą. Reiškia, jūs elektroninėje parduotuvėje užsakote 10 arų versiją, o mes tyliai ramiai įsiunčiam jums 20 arų versiją. Galingesnė, greitesnė ir su didesnė akumuliatorium ir 4G ir SIM kortele 3 metų abonementų.